nusileido savo varžoms ir FKB1 13 taškų. Juos šiauliečiai lenkia 1 tašku. Na, toliau jau ekranas po 3 pergalės iš eilės savo sąskaitoje kartu su Nevėžiu turim 20 taškų. Ir dar vienas įvartis. Kol skaičiavau taškus, Žygimantas Jurevičius pasižymėjo ir jis. 5 kartą pasiuntęs kamuolį į varžovų vartus. Prieš tai geros progos neišnaudojo. Čia vėl Artiomas Osipovičius. Puikus perdavimas, toks klasikinis vidurio puolėjo, atakos Smaigalio žaidėjo įvartis. Užbaigė šias rungtynes 5-1. Sveikinimai vilniečiams, užtikrinta pergalė ir Vilniaus BFA, graži pergalė, girdžiu, kalba žiūrovai, sutikčiau. Iš tikrųjų, ypač antrajame kėlinyje žiūrovai tikrai nenuobodžiavo, pamatė, iš viso rungtynėse pamatė 6 įvarčius, antrajame kėlinyje 5 kartus pasižymėjo. Dar keli momentai buvo, kur žaidėjai galėjo pasiųsti kamuolį į vartus. Na, įvarčių daug, rungtynės gražios ir ypač šeimininkams. Ir šeimininkų sirgaliai turbūt skirstosi po šių rungtynių patenkinti pamatytų vaizdu. Šias rungtynės komentavau jums aš, Naglis Miknevičius. Visus jūs kviečiu ir toliau sekti lietuviško futbolo naujienas tiek A lygą, tiek pirmą lygą. Kaip matote, čia irgi gali būti įdomių susitikimų ir įmušta gražių įvarčių. O kas be ko, kas gyvena provincijos, savo miesteliuose, gyvenvietėse ar miestuose, palaikykite savas futbolo komandas, kokioj lygoj jos bežaistų. Dėkui jums ir iki kitų susitikimų.